Žiūrėkit, atspėkit, kieno čia citata. Nu, aš be citatų tai kaip vestuvės be muzikos. Ir mūsų laida be tavo citatų. Norėdami kalbėti apie tam tikras tikimybės, privalome turėti informacijos. Be to, nekartą esame perdavę Ukrainos pusiai. Jei yra kokios nors tai rodančios informacijos, mes norėtumėm ją disponuoti. Aš galiu patvirtinti, kad informacijos apie Rusijos ketinimus artimiausių metų imtis veiksmų nėra. O jei yra svarstoma, kas galėtų būti hipotetiškai, tam reikia tinkamai sukalibruoti žodyną. Kas pasakė šitos žodžius? Kas pasakė ne jau? Kas Nike, pasakė leido Nike? sau, Nike. kas leido savo taip negražiai pasakyti Ukrainos pusiai? Tai čia kedai. Kedas? Taip. Kedas? Šiandien vyksta Estijoje, Kurasarės mieste, Šiaurės ir Baltijos šalių užsienio reikalų ministrų susitikimas ir tokį tekstą pagaliau trenkė mūsų užsienio reikalų ministras Budrys. Tai man labai įdomu, kas pasikeitė. Matyt, amerikonai atsiuntė kitą feedą. Atsimeni, Viktorija, kažkada kalbėjom apie feedus. Nes dabar, pavyzdžiui, antraštė LRT skamba taip: Budrys apie Ukrainos perspėjimus Baltijos šalims. Jie nežino daugiau už mus. Aš skaičiau šiandien 4:30 išėjo šitą informaciją ir negalėjau patikėti. Kas čia keičiasi, vilkai? Taigi Robertas atsakė, pradžiojgi pasakė pilnatis. Dėl to. Tai labai čia. Aš galvojau, kad čia... Taip, praeis pilnatis ir vėl suks plokštelę tą, kurią girdim įprastu, kaip pasakyti, grojant įprastu režimu. Bus matyti, gal čia ta pilnatis ilgalaikė bus. Nu, vėlgi, Budrys yra toksai, kuris, laksto ten 6 ryto dar kol neprašvyta ir liežuvio už dantų jis nelaiko. Jisgi kalbanti mašina, kuri tenai su smegenim tas liežuvis nelabai surištas, tai kartais numeta ir tokių dalykų, bet ten šiaip tai viskas aiškus. O gal čia yra... Žinant vietą, kur jisai pasakė šitą, tai aš manau, kaip minėjau, tai yra Baltijos ir Šiaurės šalių užsienio reikalų ministrų susitikimas. Aš vis dėlto manau, kad jau Zelenskis užkniso visus su savo tom nesąmonėm, su tom nesibaigiančiom pasakom, nes, pavyzdžiui, vakarų Europoje tai jį požiūris jau yra griežtai neigiamas. Tai iš konteksto čia išėjo turbūt. Ko gero buvo klausimai, ką manot apie kokį nors Zelenskio pareiškimą, kad eilinį, kad vėl jau Rusija puls 27 metais ir kad ten kokia nors Estijos žvalgyba arba Danijos tenai ar buvęs kažkoks tai Hodžasas NATO pajėgų Amerikos karo vanagas. Tai čia iš konteksto dažnai tokie dalykai išplaukia, nes, kiek galima, tas pats per tą patį, kiekvieną savaitę puls, yra duomenų, kad puls. Estijos žvalgyba pasako, kad gal puls, paskui sako nebepuls. Čia, sakau, negali nieko jau rimtai žiūrėti šitos pareiškimus. Sugretinčiau dar su prieš tai pareiškimu panašių, kurį pasakė Estijos prezidentas. Jisai tą patį neigiamai pasisakė dėl Ukrainos retorikos, dėl tų nuolatinių gąsdinimų, kad Rusija netrukus puls. Čia dabar toliau estafetės lazdelę perima Budrys. Nežinau, jeigu dar išgirščiau kažką... Latvijai dar tarpe buvo. Latvijai buvo. Bet Latvijų aš norėjau sakyti, jeigu dar... pasisakė paskui estus. Pasisakė, reiškia, pozicijos, aš manau, yra suderintos, o suderintos pozicijos galbūt irgi yra neatsitiktinai, galbūt ir tie patys, nežinau, kažkokie nurodymai yra iš už Atlanto, nes, kaip pasakyti, vis tiek matyt, JAV Jungtinių valstijų administracija, prezidento administracija Jungtinių valstijų galvoja apie karo Ukrainoje užbaigimą ir kažkaip reikia, kaip pasakyti, kažkaip reikia ir į tą pusę ir sukti, tai gal ir tokią
paprašyta yra arba pasakyta, kad bendrautų su Ukrainos pusė truputėlį kitaip ir galbūt ta kritika yra visiškai neatsitiktinė, ne mūsų pačių susigalvota, o Tai čia duota pat. kažkokia tai komanda. Tuo labiau Trumpas Ne, tai kalba be apie... abejo, mes jau apie mūsų užsienio politiką, tai Jo. Ir Trumpas kalba ir apie karių atitraukimą. Va šiandien girdėjom žinę, kad svarsto sumažinti skaičių, mes kalbėsim vėliau galbūt laidoje, tai gal čia irgi bandymas yra dabar, nu kaip pasakyti, pataikauti amerikiečiams, kad tik tai kažkaip tai tos Europos neapleistų, reiškia, Jungtinės valstijos. Nežinau, tokie vat būtų tai, pamastymai. tai Trumpas Tai, šiandien žodžiu, naktį dar atsiprašau, geresnį Gintarai, šovė. nesu pilnatim iš tikrųjų siečiau aš tą Budrio pareiškimą, jeigu Aš kalbant manau, kad rimtai. čia tendencija jau, Taip. naujos tendencijos. O Trumpas šiandien šovė dar geresnį pareiškimą, tokį pakankamai atvirą, nors mūsų žiniasklaidai šiek tiek, kaip čia pasakyti, apčiulpė, kad netaip skambėtų žiauriai. Tai jisai pasakė, kad Putinas jau senai pasiruošęs taikai, bet kai kurie žmonės neleidžia jam Zelenskiui to padaryti. Nu, tai čia akivaizdu, apie ką jisai kalba. Tai man atrodo, šita situacija darosi tokia pakankamai išgryninta. Ir nors patys ukrainiečiai kita vertus kalba, kad be metų laiko šitas karas nesibaigs. Tai dar kitas dalykas, į ką noriu atkreipdėmės, jūs pastebėkit, užsienio spaudoje apie tai niekas nebekalba. Niekam nebeįdomus tas karas, kuris realiai šiuo metu kaip ir nevyksta. Ten jokio judesio nėra praktiškai. Aš gal nesakyčiau, kad nevyksta turbūt. Fronte, aš turiu galvoj fronte. Nu, aš turiu meni ir fronte, aš nesakyčiau, kad nevyksta, gal tiesiog apie jį nerašoma yra. Rašoma yra tik tai apie Rusijos, tai yra ukrainiečių ten dronus, reiškia dronus atakas prieš Rusijos naftos gamyklas ir kaip ten triuškinamas yra Rusijos juodosios jūros laivynas. Apie tai yra rašoma, bet aš nemanyčiau, kad pačiam fronte, aš tiesą pasakius, nežinau, bet man taip atrodo, kad judesys vyksta ir yra, nes tik tai galbūt pats pobūdis, aišku, to karo yra visai kitas, daugiau tenai kariauja visokie ten dronai, robotai ir robotizuotos sistemos ir panašiai. Nu, tai žiūrėk, aš tai mėgstu skaičiais kalbėti. Tai mes visi žinom, kad čia Ukrainai per 2 metus dabar ruošiasi permesti 90 milijardų eurų, ne? Tai dabar pakilus naftos kainam, Rusija papildomai gauna po 10 milijardų kiekvieną mėnesį. Va tau skaičiai. Nu, bet šiandien žiūrėjau, nafta vėl 107 kainuoja už barelį. Suomijos prezidentas, jisai visai neseniai berods užvakar pasidalino džiugę žinę apie tai, kad Volodymyras Zelenskis jam pasakojo tokį, matyt, susapnuotą jo paties sapną, kaip per dieną yra taip ir jis pasakė, kiek yra nužudoma rusų, skaičių įvardino, dabar tiksliai nepamenu, ir labai tuo skaičiumi labai apsidžiaugė, kadangi turimais žvalgybos duomenimis, kurie aišku yra labai patikimi Ukrainos žvalgybos duomenys, užverbuoja Rusija per dieną užverbuoja mažiau karių, negu kad ukrainiečiai nužudo rusų. Tai tokios viltingos žinios yra iš Suomijos prezidento lūpų, kuris perpasakoja Zelenskio sapnus. Nu, galbūt čia irgi, nežinau, pilnaties, nepilnaties pasiekmė matysim, laikas parodys. Bet matyt, visi puikiai suprantam, kad realybė yra visai kita. Ir Rusija kaip planavo vykdyti karą, sekinantį karą, kad tiesiog ištraukti resursus, žmogiškuosius išteklius, finansinius resursus, tai to savo plano laikosi ir kaip matom, jisai matyt pasiteisina.